Pristatysiu, kas top bus. big Tai bus, clubs. It's going to be a representative from Žalgiris Kaunas bus Basketball Club. Žalgirio Kauno And, krepšinio klubo atstovas. Guest from Poland is going to be Ir chief of communications from svečias iš Lenkijos, Jagiellonia tai yra Białystok Football komunikacijos Club. vadovas iš So guys, Balstogės without waiting too much, I would Jagiellonijos, like to Białystoko. introduce both of them. Ir And noriu iškart discussion will be pristatyti juos moderated abu by ir Tadas diskusiją moderuos Salaveičikas. Tadas So please Salaveičikas. welcome all the guests Taigi here on the kviečiam stage. visus And we svečius čia are į ready sceną for our ir mes next big pasiruošę discussion. Jaga kitai and dideliai Žalgiris, two big diskusijai. names on Jaga one ir stand. Žalgiris, du svarbus vardai vienoje scenoje. Okay, hello everybody. Hello, Gerai, Ignas, hello, labas I'm very glad to have you visi. here. And first of all, you, Emil, Ignas, as I know, Emil, this is second time this year Emili, when you kiek are žinau, working jau with us. antras kartas šiemet, kai esi Lietuvoje. Yes, that's true. Yes, it's Taip, right. tai Okay, tiesa. and for those who don't know, Tie, kurie Jagiellonia nežinot, Białystok played against Jagiellonija, Atkakų Nevėžys in Champions League qualification. Białystoko Sadly, Jagiellonija you beat us. žaidė su Panevėžio the most komanda interesting thing Europos that taurėje, that away game, dėja you had more than laimėjot prieš mus. 2,000 away fans who supported you. It was a Ir Tuesday summer per and 5 hours rungtynes drive from buvo hometown. So I have a question for 2000 you, Ignas. jūsų Žalgiris sirgalių has a great atvažiavusių fan base, paremti but when ir you į look at this antradienį kind of 5 support, valandos how važiavimo. far Tai from these kind of kalbant achievements apie you tokį see palaikymą, Žalgiris fan tai base, like having kaip 2,500 away? pavyzdžiui, kaip jum atrodo, taip, Ignai, kaip Žalgirio atveju, ar jie galėtų taip remti? Na, manau, priklauso nuo lygos. Mes turbūt surenkam daugiausia sirgalių negu bet kas kitas, galbūt tik su serbais galim lygintis. Taigi Žalgirio fanai yra visur, kur mes keliaujam, gal ne tūkstančiais, bet kartais ir tūkstančiais, kai žaidžia su Bayernu ar Alba, kur yra didelės lietuvių diasporos. Skrydis su Žalgiriu, kuris galimas, bet kuriam sirgaliui galima skristi tuo pačiu lėktuvu komandai, bet kokias išvykos rungtynes ir mes išparduodam visada. Tai mes turim tokį palaikymą, galbūt ne vidaus rungtynėse. Žalgiris turi čarterinį lėktuvą, tai kaip klubas padeda jūsų fanams keliauti, ar jie patys keliauja? Dažniausiai mūsų fanai keliauja patys, bet pavyzdžiui, kai Norvegijoje buvo rugpjūtį šiemet rungtynės, tai buvo labai toli, kadangi tai yra už poliarinio rato šiaurės, apie 4000 kilometrų nuo Białystoko, taigi mes taip pat pardavinėjom čarterinio lėktuvo bilietus. Tai mūsų rėmėjai be abejo skrido ir jie patys organizavo bilietus, bet pavyzdžiui, Panevėžyje mes labai dėkingi Panevėžiui, nes jie leido mums atvažiuoti tokiais dideliais skaičiais, kiekiais sirgalių, bet mes kalbam su Panevėžiu, mes paprašėm, kad duotų daugiau bilietų, žinojom, kad bus daug fanų, kurie važiuos į Lietuvą stebėti rungtynių su komanda. Tai kaip ir su šitais, pavyzdžiui, mūsų tokie oponentai iš Čekijos, su kuriais mes žaidėme praeitais metais, tai didžiausia galimybė galbūt 600 vietų, o mes atsivežėm 2000
sirgalių ir jie leido mums. Taip, 600 būna skiriama atvykusiai komandai, bet 2000 leido ir jie buvo tribūnoje už vartų. Ir mūsų vaidmuo yra būti palaikytojų komanda ir tokioje asociacijoje kaip UEFA ir bendradarbiauti su jais. Pakalbėkime apie įrankius, kaip įtraukti sirgalius. Yra daugybė jų, bet svarbiausias įrankis yra vieta, arena, stadionas. Ar įsivaizduojate tokią sėkmę, kalbant apie sirgalius, neturint arenos? Ar tai yra įmanoma? Nesu tikras dėl sirgalių bazės, bet Žalgiris nebūtų toks sėkmingas kaip klubas be arenos. Ir čia mes kalbame ne tik apie Žalgirio areną, bet ir sporto halę, kurioje komanda žaidė 18-17 metų. Ir tai taip pat prisidėjo prie klubo sėkmės, nes turi namus ir visi nori aplankyti tavo namus ir visi nori pajusti tą atmosferą. Ir Žalgiris suteikė tą atmosferą, vieną geriausių atmosferų Eurolygoje. Ir žinoma, tai labai padėjo. Ir mes labai džiaugiamės, kad turime namus, kad turime šiuo metu areną, bet net mažesnę sporto halę, pažiūrėkite į Rytą, jie turėjo areną savo ir jie kūrė atmosferą ir žmonės norėjo ten apsilankyti ir norėjo pamatyti tai savo akimis. O kalbant apie Lenkiją, mes žinome, kad jūsų stadionui 10 metų. Kas pasikeitė? Kalbant apie Lenkiją, Euro 2012 pakeitė situaciją, kai organizavome šį turnyrą. Mes pastatėme 16 stadionų, dabar turime 18 komandų. O kaip dėl likusių komandų? Atsakymas paprastas. Kai viena komanda ar antra komanda pradėjo statyti naują stadioną, kitos pasakė, mes turime statyti tokio pat lygmenio, nes vieną dieną galbūt turi gerų žaidėjų, bet kitą dieną jis gali būti parduotas kitai komandai. Ir galbūt jis nebus toks geras kaip kiti žaidėjai. Bet kalbant apie infrastruktūrą, ji išlieka amžiams ir mes turime geresnius stadionus, geresnę infrastruktūrą, geresnę kokybę, kalbant apie šį šou. Ir tai viską pakeitė. Pavyzdžiui, mes žaidėm prieš Ajax Amsterdamas rugpjūčio pabaigoje. Tai buvo tipinis europinis lygis. Ir aš kalbu ne tik apie Ajax komandą, bet ir apie visą reginį, apie visą tai, kas vyko stadione, aplink stadioną, visose zonose, VIP zonose, taip pat kalbant apie sirgalių priėmimą, nes nauji stadionai suteikia naujų galimybių rasti naujų rėmėjų, naujų verslo partnerių. Ir aš manau, kad būtent tai ir pakeitė situaciją. O šiuo metu iš 18 žaidėjų tik vienas neturi šiuolaikinio stadiono, kalbant apie komandas. Papasakokite tai Vilniaus savivaldybei, galbūt tai mums padėtų. Na, arenose, stadionuose yra įvairiausių sirgalių, yra VIP, yra šeimos, yra jaunesnės kartos. Kokiu žingsniu imatės, kad pasiektumėte jaunosios kartos širdis? Na, galėčiau šiek tiek pridurti prie to, ką pasakė Emilis apie pramogas arenoje. Mes manome, kad tai yra labai svarbu ir Žalgirio arenoje mes visada siekiame sukurti šou. Galbūt tai yra daina, kurią atlieka tam tikras atlikėjas, galbūt tai yra šokių komanda arba kažkas kita, kad tiesiog sukurtume pramogą žmonėms, kad žmonėms būtų linksma per didžiąją pertrauką.
Ir man patinka, ką Bayern daro tarptautinėje lygoje. Prieš ar po varžybų jie surengia pilnavertį koncertą. Ir tai buvo jų strategija, kad pritrauktų daugiau moterų, kad jos stebėtų krepšinio varžybas. Ir jie tai darė keletą pastarųjų sezonų. Po varžybų jie surengė pilnavertį koncertą. Dalyvavo nacionalinė žvaigždė ir jiems tai puikiai suveikė ir aš manau, kad tai yra vienas iš tų dalykų, kurie gali ne tik išlaikyti žmonių susidomėjimą, bet ir išplėsti auditoriją. Ir Bayerno pavyzdys rodo, kad skaičiai yra išties įspūdingi ir tai yra įmanoma ir tai yra labai svarbus komponentas. Ir mes taip pat svarstome daryti kažką panašaus arba bent jau pabandyti tai daryti mūsų nacionalinėje lygoje, kad galėtume pritraukti didesnę auditoriją. Žinoma, mes esame labiausiai lankoma nacionalinė arena, tai yra nuo 4,000 iki 4,5 žmonių, bet galbūt tai ir netgi nuo 4,5 iki 5,000 vidutiniškai. Ir mes tikime, kad yra žymiai daugiau būdų, kaip galima pritraukti žmonės. Ir aš kalbu ir apie jaunąją kartą. Žalgiryje turime tokį šeimos lounge'ą. Nacionalinės lygos varžybos daugiausia vyksta sekmadieniais, o sekmadieniais visi gali ateiti taip. Ir jeigu šeima nori ateiti į areną, jai reikia saugios aplinkos. Per Eurolygos žaidynės mes negalime to padaryti, nes visi bilietai išperkami ir nelabai įmanoma sukurti erdvę, kur galėtų bėgioti vaikai. Bet per nacionalinės lygos varžybas mes galime tiesiog užrezervuoti ir atskirti zoną šeimoms. Ir turime bilietus šeimoms, ir į tuos bilietus įtrauktas maistas ir vaikai gali saugiai lakstyti toje zonoje. Mes turime talismaną, kuris apsilanko toje zonoje per pertraukas ir gali fotografuotis su vaikais, su šeimomis, spausti ranką. Ir aš manau, kad tai yra unikalus sprendimas, nedaug esu to matęs kitose arenose. Ir tai yra tik vienas iš tų dalykų, kaip mes bandome pritraukti šeimas ir išauginti savo sirgalių bazę pradedant ankstyvuoju amžiumi. Nesu tikras, ar dabar tinkamas momentas kalbėti apie tai, ką darome mokyklose ir mes bendradarbiaujame su įvairiomis mokyklomis, ne tik Kaune, bet ir po visą šalį. Ir mokyklos gauna taškus. Yra Palanga, Druskininkai ir mokyklos šiuose miestuose, jos pasiekė puikių rezultatų. Ir pagrindinis prizas yra tas, kad komanda pasibaigus sezonoje apsilanko laiminčioje mokykloje, dalyja parašus, fotografuojasi, galbūt pažiūri koncertą, kurį surengia mokykla, tai yra labai jauki atmosfera ir mokyklos labai domisi tuo, jie užsiregistruoja. Jie patys atvyksta į mūsų nacionalinės lygos varžybas, nes už šių varžybų lankymą gauni taškų, mokyklos kaupia taškus, lyginasi ir varžosi tarpusavėje, konkurencija yra tikrai arši tarp tų mokyklų, taigi tai yra vienas iš įrankių, kuriais pritraukiame jaunąją kartą. Kalbant apie kampanijas ir akcijas, galbūt atsimenate tam tikras akcijas ar kampanijas per socialinius tinklus, kurie buvo vieni sėkmingiausi jūsų komunikacijos istorijoje. Na, mūsų komunikacija daugiausia, ypač šiuo momentu, yra daugiausia susijusi su aktualiausiu momentu, nes šiuo metu mes žaidžiame varžybas po varžybų. Ir bandau prisiminti kai ką, nes mes taikėme labai daug įvairiausių akcijų, bet kalbant apie sirgalių įtraukimą, vienas iš pavyzdžių yra štai koks. Mes paskelbėme,
kad po pirmojo čempiono titulo laimėjimo istorijoje mes norėjome sirgaliams parodyti, kad jie yra tos sėkmės dalis. Tai, kad sėkmę lemia ne tik sporto direktorius, žaidėjai ar prezidentas ar taip toliau. Ir mes norėjome, kad sirgaliai pajustų, kad jie taip pat prisidėjo prie sėkmės, nes jie buvo tribūnose, jie šaukė, jie palaikė, sirgo už komandą. Taigi mes padarėme Jago trofėjaus turą. Mes paskelbėme tai per socialinius tinklus ir mes paskelbėme, kad aplink Bialystoką ir ne tik aplink Bialystoką, bet ir toliau aplankysime miestelius. Tai yra diapazonų per 100 km aplink Bialystoką, kad parodytume tą trofėjų, tą taurę ir visi, kas norėjo, galėjo nusifotografuoti su tuo trofėjumi, galbūt jį pačiupinėti. Ir mane nustebino, kad tai buvo lygtais ketvirtadienis, 5 vakaro, mes nuvykome į Sukuką, mažą miestelį, jis yra šalia sienos su Lietuva ir mane nustebino, kad miesto centre susirinko 1500 žmonių, kad nusifotografuotų su trofėjumi. Nebuvo jokių žaidėjų, jie nedalijo parašų. Žmonės susirinko, kad nusifotografuotų su trofėjumi ir mane išties nustebino. Visa ši veikla užėmė vos 1,5 valandos. Ir kai girdėjau, kaip Žalgiris bendradarbiauja su mokyklomis, prisiminiau, kad mes turime panašią veiklą. Jį vadinasi Modern Ultra Lenkijoje ir mes pristatome ir pakviečiame visas mokyklas iš regiono. Tai buvo 7-8 tūkstančiai vaikų, kurie sėdi ant vienos tribūnos. Ultras yra vienoje pusėje, o Young Ultras yra kitoje pusėje. Ir įsivaizduokite, mes žaidžiame paskutinės žaidynės už titulą prieš Varta Poznan ir triukšmas stadione buvo toks didžiulis, nes šie vaikai jie buvo taip entuziastingai nusiteikę, jie laukė kažko nuostabaus. Prieš varžybas buvo Disco Polo Star Martiniuk koncertas, tai turbūt vienas populiariausių Lenkijos atlikėjų. Šou buvo nuostabus. Jis prasidėjo iki varžybų likus 2 valandom, paskui buvo varžybos, paskui sveikinimai. Taigi vaikai stadione praleido apie 6-7 valandas. Ir patikėkite manimi, jų ūpas niekur nedingo. Jie tikrai rado jėgų sirgti už savo komandą. Taip, trofėjų ceremonija 6-7 valandos. Ir niekas, nė vienas jų nepasakė, kad buvo nuobodu. Ar pakvietėte juos žiūrėti nemokamai? Jie sumokėjo tik 1 eurą už bilietą, o transportą organizavote patys? Mes suderinome transportą su vietos savivaldybėmis, kurios organizavo transportą šiems vaikams. Jie sumokėjo už bilietus, būtent savivaldybės. Ir mes paprašėme tik po 1 eurą už bilietą. Įprasta kaina yra 10 eurų. Taigi, galbūt kažkas pasakys, jūs praradote daug pinigų, nes būtent šioms varžyboms galėjome išparduoti visus bilietus. Bet mes pasakėme, pinigai pinigais, bet jeigu mes norime, kad susiformuotų nauja sirgalių karta, mes turime padaryti šį žingsnį, kad jie su mumis liktų. Taigi, jie atveda tokią aistrą, kitus dalykus, bet bendrai, koks yra ryšys tarp klubo administracijos ir gerbėjų? Ar kalbate apie projektus, apie tai, ką planuojat įgyvendinti? Taigi, praėjusį sezoną mes pradėjom daug kalbėti su ultromis, kas mėnesį susitinkam.
susitinkame, paprastai kviečiame klubo prezidentą, jis ne į kiekvieną susitikimą gali ateiti, bet bent jau kelis kartus per sezoną dalyvauja ir mes aptarinėjam viską nuo bilietų, kainų jiems ir visa kita, kas susiję su tai. Ir kuo klubas galėtų padėti, kaip padėti galėtų geriau arenoje. Tai gan rimtas reikalas mums, nes mes turime iki 500 gal tūkstančio tokių tikrai pasišventusių fanų, kurie ateina į kiekvieną Eurolygos, kiekvienas rungtynes, bet kalbant apie Eurolygą, tai visada 15,5 tūkstančių žiūrovų arenoje ir jie atvyksta iš visos Lietuvos ir kyla problemų, kaip padaryti, kad tie žmonės garsiau palaikytų mus. Ir ypač šią vasarą mes padarėm daug permainų, pakeitimų arenoje. Pradedam jau kitą savaitę, pirmos rungtynės bus ir mes parašėm naują himną, dainą su garsiausių atlikėjų Lietuvoje ir iš esmės dėl nepritraukt fanus, nes su Ultrom viskas gerai, bet mes norim užkabinti likusią arenos dalį, kad jį geriau palaikytų ir dainuotų ir sirgtų kartu, taigi su Ultromis. Taigi mes įgyvendinam daug sprendimų, kurie, manau, padėtų, kad arena būtų garsesnė, bet bendrai šitie santykiai, bent jau kelis pastaruosius sezonus, yra tokie, kad mes sutinkam daugumoje temų ir tikslas yra, kad geriau palaikyti klubą. O Lenkijoje ultros huliganai, jie galbūt tokie žiauresni, bet ar turi dialogą kažkokį, ar nekomunikuoja jie su klubu? Žinoma, komunikuoja. Mes rengiam susitikimus su jais ir, pavyzdžiui, visi veiksmai tarp klubo ir sirgalių. Pavyzdžiui, kai mes organizuojam kažkokią pagalbą, kai buvo problemų, ypač kai, pavyzdžiui, COVID-as prasidėjo, tai sirgaliai pradėjo padėti ligoninėse, maistą nešioti ar ką. Mes be abejo kalbėjom apie bilietų kainas, apie marškinėlių gamybą kitam sezonui. Jie nori dalyvauti ir jie sako, kad jeigu tikitės, kad mes pirksim juos, tai mes turime juos priimti, tos marškinėlius, tai normalu. Tai taip vyksta, bet bendrai mes kalbamės prieš UEFA varžybas, rungtynes. Tai kalbat apie ugnį, ar jūs neklausėt, nekalbat, darykit, ką norit. Kartais mes gaunam informacijos, kad gali kažkas įvykti, bet gerai, mes žinome, kaip ultros kokios yra ir lyginti mūsų lyginant su Graikija ar Turkija, pavyzdžiui, mūsų rungtynės gan ramios. Ir kalbant apie ultras, aš dirbu Jagalonijoje 10 metų, aš neprisimenu situacijos, kad mūsų ultros būtų blogai elgesi arba būtų kažkokių problemų. Pavyzdžiui, prieš Jageloniją aš dirbau su Varšuvos Legija ir ten buvo visiškai priešinga situacija. Pavyzdžiui, sirgaliai ultros visą laiką pridarydavo problemų, pridirbdavo kažko. Taip, mes prisimenam ir žinau, o Jagelonijoje visiškai priešingai. Paminėjai apie rungtynes Panevėžyje ir 2000 sirgalių Jagelonijos atvyko į Panevėžį. Taip, jie šaukė, dainavo,
bet kas liečia už stadiono ribų, tai Panevėžys turi gerų prisiminimų. Tai Panevėžiai sakė, kad iš pradžių jie taip gan grėsmiai atrodė, bet kai pasakai, kad Legija yra pralaimėtojai, tai visi labai džiaugiasi. Ir taigi mūsų sirgaliai vyko į Kopenhagą, pažiūrėjo rungtynes ir vėl grįžo į Bialystoką ir su vietiniam rungtynėm neturim problemų su kitom komandom. Mes kaip šeima. Ir taip pat mes turime vieną tradiciją, kad po kiekvienos pergalės mūsų žaidėjai nueina prie ultrų tribūnos ir nusifotografuoja kartu, kadangi esame viena šeima. Ir mūsų tokia filosofija, kad mes žaidėjai, ultros, šeimos, vipai, mes sudarom vieną puikią didelę šeimą. Aš žiūrėjau Vokietijoje, 2., 3. lygą ir komandą, kuriai gresia iškritimas į 3., 4. lygą. Bet vis tiek 30-50 tūkstančių žiūrovų stebi, viskas išparduodama. Tai ką reikia padaryti, kad būtų išparduodami bilietai, nepaisant blogo sezono? Lenkijoje, tokia situacijoje mes turim tik vieną fenomeną, tai Lodzės Vidzevas. Man atrodo, jie buvo 2. lygoje, 2. divizione, bet rėmėjai pasakė, kad turim remti klubą ir jie pradėjo pirkti abonementus. Dabar, kai Vidzevas tik paskelbė, kad pradedam parduoti abonementus ir per 2 valandas išparduota visam sezonui. Kiek? 17 tūkstančių. Prieš šį sezoną tai mūsų rekordas, mes apie 10 tūkstančių abonementų, o vietų stadione yra 20 tūkstančių, taigi 50% bus abonementai, tai gan geras rezultatas. Ir manau, kad tai yra ilgas darbas. Visų pirma, turi padaryti viską, kad būtų pati patraukliausia rungtynių diena stadione. Aš kalbu ne tik apie žaidėjų kokybę, kalbu apie šou prieš rungtynes, šou po rungtynių, geras maitinimas, geros atrakcijos, geros vietos šeimoms, nes yra sektorius skirtas šeimoms su animatoriais, jie rūpinasi vaikais. Pavyzdžiui, jeigu tėvai stebi rungtynes, jie nori be vaikų eiti, tai yra vieta, kur ateina žaidėjai ir talismanai, yra taip pat vieta vipams, verslams, svetingumui ir visų pirma reikia pritraukti naujus sirgalius. Ir tai, kur jų gali rasti? Tai žinoma mokyklos, galbūt vietiniai renginiai, tai gali būti susiję ir su futbolu, bet ten tikrai rasi kažką, kas galbūt nelabai domisi futbolu, bet girdėjo apie Jageloniją, kadangi Jagelonija Lenkijos čempionai. Taigi, todėl aš eisiu žiūrėti rungtynių ir dauguma šitų žmonių neina dėl futbolo, bet dėl šou. Ir viskas. Jeigu nori parduoti, tu parduodi šou, tu parduodi emocijas ir taip toliau. Pilnai sutinku visais punktais. Pirmiausia, tai turi būti pramoga. Žmonės turi ateiti pramogos, nesvarbu, kaip klubas pasirodo. Aišku, mūsų Žalgirio tikslas yra visada dalyvauti, bent jau Eurolygoje, bet nacionalinė lyga, aišku, svarbu, bet jeigu Eurolygoje, jeigu pralaimi, aišku, gaila, bet jeigu pralaimi Barcelonai 5 taškais, Olympiakosui 7, visi supranta, kad mūsų biudžetas 2 ar 3 mažesnis. Taigi tokios varžybos yra puikios emocijos visiems ir žmonės
Galbūt, jeigu kas liečia verslo sprendimą, mes neparduodam daugiau kaip trečdalį abonementams, bet jeigu mes taip, mes tiesiog neparduodam daugiau, jeigu pardavinėtume 6,000, galbūt ir žmonės laukia. Tai mes darėm tokią situaciją, kada atidarėm, kad kas nori pirkti abonementus vietoj tų, kurie jau nebepratęsia. Ir gavome 12,000 elektroninių laiškų, tai galbūt ne taip kaip Maccabi, bet mes komanda su vienu iš mažiausių biudžetų, tai mes turime didinti pajamų potencialą. Jeigu mes išparduotume abonementus per visam sezonui, tai jeigu komanda žais labai gerai ir papuls į atkrintamąsias, mes nieko nebegalėsime daryti su bilietų kainomis, bet jeigu paliekam tą pakankamą kiekį bilietų kiekvienom rungtynėm, tai mes paliekam galimybę kažkaip lankstesniais būti, jeigu mums gerai sekasi. Tai jeigu kažkokia prastesnė komanda atvažiuoja, tai kainos mažesnės, o jeigu atvyksta jau A lygio komanda, Šaras arba Maccabi arba Baskonija, kuriuos estai palaiko ir jie nori atvykti, tai jeigu išparduotume vien abonementus, tai negalėtų jie atvykti į areną ir neturėtume tokių dinaminių strategijų, kas kainų atžvilgių ir negalėtume didinti pajamų, tai labai svarbu. Tai atsakant į jūsų klausimą, tai jeigu klubui pradėtų nesisekti, taigi strategija būtų didinti abonementų pardavimą vasaros metu, bet tada tikėtumėmės, kad klubui geriau seksis kitą sezoną ir investuotume daugiau, bet galbūt taip ir būtų, nežinom, bet viena iš strategijų. Tai tiesiog visi turi būti punktai pramoga, vaikais pasirūpinta ir taip mes augame. Taigi aš galiu tęsti čia be galo, bet kaip bent jau praėjusį sezoną mes norėjome auginti savo sirgalių bazę, tai buvo tiesiog Žalgirio programėlė buvo išleista praėjusio sezono viduryje ir siekiama pritraukti jaunesnius sirgalius per jų interesus. Pavyzdžiui, į Eurolygos fanas yra vidutiniškai 42 metų ir jie sensta kasmet. Prieš kelis sezonus buvo 38 metų vyras, dabar 42, taigi Eurolyga negauna jaunesnių sirgalių ir manau, kad mes esame priešakyje parodymo ir panaudojimo priemonių, įrankių, kad augintume jaunesnę auditoriją. Sukūrėme programėlę, tęsėme su simbolikos pardavimu. Ir mūsų tikslas yra, kad vėl krepšinis taptų cool, šaunių dalykų. Ir LKL beje daro labai gerus dalykus. Tai, ką Justinas paminėjo, bet taip pat ir pritraukiant jaunesnę auditoriją ir šeimas į arenas. Žalgiris daro kitus dalykus, bet tikslas tai pritraukti jaunesnę auditoriją, sudominti krepšiniu ir jeigu blogesni laikai bus, kad ateitų žmonės ne vien dėl krepšinio, bet ir dėl pramogos ir apsirengtų gražiai. Jūs kalbėjote apie programėlės, apie firmines prekes ir taip toliau. Kaip manote, ar šie žingsniai pritraukia jaunąją kartą šiuo metu?
Bet ateityje jis taps ne aistringų sirgaliumi, o tiesiog sirgaliumi dėl to, kad tai madinga būti. Na, pamatysime. Šiuo metu taip pat yra tokių sirgalių. Prieš 3 ar 4 sezonus sirgalių arenoje buvo labai mažai, nes, na, tiesiog varžybos nesisekė ir tai buvo prasčiausios žaidynės, prasčiausios varžybos Žalgiriui. Ir šiais laikais sirgaliai nesiskiria. Visi nori, kad jų komandai sektųsi, kad jų komanda laimėtų, bet ne visada tai būna. Bet dabar mes turime papildomų įrankių ir galbūt mes pritrauksime kitokią auditoriją, kuri orientuojasi ne vien tik į varžybų rezultatus, bet ir kitus dalykus, kurio užsiima Žalgiris. Emili, jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad siekite pasiekti jaunųjų sirgalių širdis, bet kaip įdiegti tą aistrą, kad jie mylėtų komandą nepaisant visko, galbūt rodyti daugiau ultrų vaizdo įrašo ar taip toliau, ar ką nors daryti kitaip. Taip, žinoma, nes futbolo esmė yra aistra, nes jeigu tu nori mylėti futbolą, tu turi turėti aistrą. Tai yra žaidėjų aistra, tai yra sirgalių aistra. Ir pavyzdžiui, jeigu per socialinius tinklus, Instagrame paskelbsi vaizdo įrašą, kuriame, na, tarkime, yra kažkas įdomaus, tai pritraukia labai daug dėmesio. Arba jeigu, pavyzdžiui, keli vaizdo įrašas iš tam tikros ceremonijos, iš persirinkimo kambario, tu parodai, kas vyksta už arenos ribų. Ir tai mato jauni sirgaliai. Ir jiems taip pat įdomu, kas vyksta už arenos ribų. Ir jie pradeda lyginti save su žaidėjais. Pavyzdžiui, man 40 metų ir kai man buvo 10-15 metų, aš neturėjau galimybės matyti varžybų mano mėgstamiausios komandos AS Roma, nes tų varžybų nerodė per Lenkijos televiziją. Buvo galimybė tik tai sužinoti apie rezultatą kitą dieną laikraštyje arba išgirsti apie tai per radiją. O šiais laikais sirgaliai turi mėgstamų žaidėjų ir tie žaidėjai pasiekiami tiesiog viena ranka, nes turi Facebooką, Instagramą, YouTube'ą ir tu gali ir galima tiesiog įtraukti žaidėjus į komunikaciją būtent su tais jaunaisiais sirgaliais. Ir jeigu vienas žaidėjas dedikuos tam tikrą žinutę jaunam sirgaliui, tas jaunasis sirgalius tikrai įsimins tai, jis įsidėmės tai. Taigi aš manau, kad tai yra socialinių medijų era ir jie yra grindžiama jaunaisiais sirgaliais. Tu turi rasti kelią į jų širdis. Žinoma, yra pagrindinė veikla, tai yra varžybos, bet visa kita veikla taip pat yra svarbi, įskaitant socialinius tinklus. Na, panašu, kad mes pradedame konstruoti lojalaus sirgalio vaizdą, taip? Turime nedaug laiko ir abi organizacijos, aš matau, kad bando balansuoti tarp puikios atmosferos, tarp šeimos sporto, tarp Graikijos, Serbijos atmosferos ir NBA. Ką rinktumėtės? NBA atmosferą, pelną, rėmėjus ar esamą sirgalių bazę, kuriai dar reikia pasistengti užauginti? Ką rinktumėtės? Apie kokį pelną mes kalbame? Na, NBA lygio pelną. Girdėjau, kad bus naujas kontraktas. Na, aš nemanau, kad mes galėtume įgyventinti tokį pat šou, koks įgyventinamas NBA. Aš nesu tikras, kad mes norėtume to savo šalyje. Aš, pavyzdžiui, pats žiūriu NBA tik svarbiausias varžybas ir stebiu tiesiog žinias per socialinius tinklus. Nes jeigu žiūrėsi, kiekvienas varžybas bus išties nuobodu. Taigi, aš manau, kad mums reikia palaikyti savo sirgalių bazę, užtikrinti, kad kiekvienos varžybos yra svarbios ir šis europinis šūkis tapo tikrovė.
įvairovė, kiekvienos varžybos yra aršios ir mes turime pasistengti. Ir taip pat labai svarbu, kad mus palaiko sirgaliai. NBA mažai kas keliauja su savo komanda ir gali sirgti už tą komandą įvairiose vietose. Taigi, šioje srityje mes tikrai laimime, mes turime puikius sirgalius, mes turime puikių įrankių, kurie padės mums įdiegti puikius pavyzdžius. Ir tai nebūtinai yra NBA. Mes, pavyzdžiui, stebime NFL, Jaguars, taip pat puikių dalykų įgyvendina, ypač kai žaidžia Jungtinėje karalystėje ir Airijoje, ir jie įgyvendina tam tikrus žingsnius. Ir mes siekiame tą daryti, mes siekiame pasiekti latvių, estų sirgalius, apie 10% mūsų sirgalių arenoje sudaro būtent mūsų kaimynai. Taigi aš tikrai nesirinkčiau NBA modelio, man patinka mūsų pozicija, man patinka, kur mes esame ir mes turime visus įrankius, kad augintume tą bazę. Emilė, ar įsivaizduojate NBA atmosferą Lenkijos stadionuose? Na, tinklinis labai populiarus Lenkijoje taip pat. Ir prieš keletą metų buvo Lenkijos taurės finalai Varšuvoje. Ir prieš keletą dienų buvo čempionų finalas ir atmosfera, nebuvo labai gera. Na, dauguma VIP rėmėjų eina į varžybas. Taip, jiems tai yra svarbu, bet jiems taip pat svarbi atmosfera. Jiems svarbu, ką daro sirgaliai, kai yra kuriama atmosfera. Ir kai pajunti tą atmosferą vietoje, tai yra visiškai kas kita, negu stebėti varžybas per televizorių. Dėkoju bičiuliai Ignas Višniauskas, Emilis Kaminski iš Jagiellonija Białystok, Ignas iš Žalgirio grupės. Linkiu Jums sėkmės konferencijų lygoje. Norėčiau padėkoti visiems už Jūsų dėmesį. Taip, ponai, dėkoju už tai, kad pasidalijote savo patirtimi. Mes turime nemažai klausimų iš auditorijų. Turime apie 10 minučių iki mūsų kitos diskusijos. Ir visų pirma, užduosiu klausimą, kuris labiausiai patiko auditorijai. Šis klausimas Ignoj apie brolius Maciejus. Jiems uždraudė lankytis Žalgirio varžybose, nes jie prieš 10 metų užpuolė Real Madrid faną. Kaip manote, ar draudimo atšaukimas padėtų pritraukti daugiau sirgalių į varžybas? Na, sunkus klausimas. Žinote, ne mes nusprendžiame, ką įleisti į areną. Eurolyga uždraudė broliams lankytis Eurolygos varžybose visam gyvenimui. Ir nors jie laimėjo teisme, jie laimėjo ne prieš areną ir ne prieš Eurolygą. Ir mes kaip organizacija, mes leidžiame jiems ateiti į areną, bet mes negalime leisti jiems ateiti į krepšinio varžybas, nes Eurolyga jiems uždraudė lankytis Eurolygos varžybose. Štai kaip taip yra. Bet jiems taip pat neleido įeiti į LKL varžybas. Bet klausimas lieka tas pats. Kaip manote, leidus jiems eiti į varžybas, ar tai pritrauktų dėmesį ir pritrauktų sirgalius? Ne. Ačiū. Taip pat klausimas Ignui. Šių metų prizai už Eurolygos varžybas smarkiai išaugo. Kaip manote, ar Žalgiris tapo jau nebepasiekiama patirtimi dėl augančių bilietų kainų? Taip, sunkus klausimas. Mes turime suprasti, kad Žalgiris yra ta Eurolygos komanda, kuri turi vieną mažiausių biudžetų
biudžetų. Ir vienintelis būdas, kuriuo galima konkuruoti su kitais, yra sugeneruoti kuo daugiau pelno. Mes niekada negalėsime surasti rėmėjo ar oligarcho, kurį turėjome praeityje, kuris duotų 10-20 milijonų eurų ir pasakytų mums, nukonkuruokite Eurolygą. Mes turime tai suprasti. Ir klubas daro viską, kad išsilaikytų Eurolygoje ir nacionalinėse varžybose ir padarytų prieinamas varžybas. Ir kalbant apie nacionalinės varžybas, tai yra maždaug 10-12 eurų vienas bilietas kainuoja. Vargu ar rasite tokią kainą kitose klubuose. Ir mūsų tikslas yra užtikrinti prieinamumą ir suteikti galimybę kiekvienam sirgaliui apsilankyti arenoje, bet kartu mes turime atrasti būdų išlikti konkurencingiems lygoje. Kiti klubai didina savo biudžetus. Mes taip pat daug dirbame su savo partneriais, kad gautume daugiau iš jų ir, žinoma, suteiktume jiems daugiau, bet, žinote, kainos turi kilti, jeigu mes norime išlikti konkurencingi. Tas pats taikoma ir firminėje atributikai. Kainos taip pat šiek tiek kilstelėjo, bet mes norime parduoti vis daugiau. Ir tas pats su Žalgiris Insider modelis. Ir Jonas iš Basket News papasakoja apie jų modelį šiandien. Panašų modelį turime ir Žalgiryje. Šiuo metu turime apie 7,000 abonementų ir tai yra papildomas pelno šaltinis klubui. Ir mes turime suprasti, kad visos lėšas, kurias surenka klubas, eina žaidėjams, kad įgytume geresnių žaidėjų ir kad žaistume geriau. Bet, kaip sakiau, prieinamumas vis dar užtikrinamas, pigiausi bilietai vis dar prieinami, bet norint stebėti varžybas aukščiausiame lygyje, reikia, žinoma, investuoti ir į bilietą, bet šie pinigai eina ne į akcininkų kišenės ir ne į prabangius automobilius. Šie pinigai eina komandai. Ir Paulius Jankūnas šią savaitę ar kitą savaitę kalbės apie biudžetą šiek tiek daugiau ir jūs pamatysite skaičius. Mes esame pakankamai skaidrus, kalbant apie pelną iš bilietų pardavimų. Ačiū. Emilė, galbūt šis klausimas bus jūs. Šiame skaitmeninėme pasaulyje, kai labai svarbus skaitmeninis turinys, kad pritrauktumėte sirgalius, kaip jūsų klubo sekasi įtraukti jaunesnę kartą, naudojant naujus sirgalius iš Z ar alfa kartų? Na, mūsų pagrindinė taktika, kalbant apie ryšį su jaunesne karta, yra daugiausia socialiniai tinklai, ypač TikTokas. Nes pažiūrėjus, kuri karta naudojasi, kuriuo socialinių tinklų kanalu, TikTokas yra numeris 1. Tarp, na, tarkime, 8-mečių ir iki 20-mečių. Man, kaip 40-mečiam vyrukui, kai kuris turinys skelbiamas per TikToką, kelia galbūt tam tikrą šypseną ir nesupratimą, bet mes turime vyruką, kuris užsijima TikToku ir aš manau, kad tai yra gerai. Šie vaizdo įrašai, jie pritraukia daug peržiūrų. Ir, na, jie padeda pritraukti jaunus sirgalius, kurie atstovauja Z ir alfa kartai. Ir kalbant apie TikToką, mes norime taip pat integruoti WhatsApp, kad galėtume pasiekti savo sirgalius ir per WhatsApp. Bet būtent socialiniai tinklai ir tiesioginis ryšys su treneriais, su žaidėjais, pavyzdžiui, transliacijos iš persirengimo kambarių, tai gali padėti pritraukti jaunus sirgalius. Dar vienas klausimas. Lenkija, žinoma, kad pas jūs nacionalinis sportas yra futbolas. Kokia to priežastis? Ar už to slypi
didžiulis darbas, ar tai tiesiog natūralus reiškinys? Birželio mėnesį mes žaidėme prieš Nyderlandus, tai buvo Euro taurės pradinės varžybos iki 3 taškų ir Liepą žaidėme olimpinėme finale rankinėje. Tai buvo pirmas olimpinis finalas Lenkijai nuo 1976 metų. Didžiuliuose turnyruose žaidėme kas 2 metus. Taigi klausimas jums. Kiek, manote, žmonių žiūrėjo futbolo varžybas ir kiek žiūrėjo rankinių varžybas? Futbolo 10 milijonų? Rankinio 4,9 milijonai. Taigi, tai parodo numeris 1 sportą Lenkijoje. Rankinėje mes pasiekėme tiek, tinklinė, atsiprašau, pasiekėme tiek daug. Mes turime Robertą Lewandowskį Barcelonoje. Dar vienas žaidėjas bus Barcelonos žaidėjas, bet mums visada futbolas buvo ir bus sporto šaka numeris 1. Dabar paskutinis klausimas bus Ignui. Ar Mantą Stonkų pasirinkti kaip Žalgirio Eurolygos rungtynių vedėjui? Ar tai buvo tikslas nepritraukti naujų gerbėjų, bet pakeisti juos į tokius aistringus, kaip Mantas yra. Tai buvo labai organiškas, natūralus sprendimas, kadangi Mantas yra tikrai didelis Žalgirio fanas, jis ateina į beveik kiekvienas rungtynes. Praėjusį sezoną mes turėjome problemą, kai Andrius negalėjo vesti rungtynių ir turėjom jo kažką pakeisti. Ir Mantas buvo pirmas kontaktas, jis labai apsidžiaugė ir nerimavo dėl to, jaudinosi, bet labai gerai pasirodė. Ir manau, kad tai buvo natūralus sprendimas. Andrius vedė žaidimus nuo 2001 ar 2 ar 3, neprisimenu, bet daugiau kaip 20 metų. Tai natūralus, organiškas sprendimas išlaikyti tą džiaugsmą ir kad palaikymas būtų. Ir per pastarąjį sezoną Mantas matom, kad jis labai gerai pasirodė ir jis aktyviai palaiko, dainuoja su fanais, jis jaučia arenos vaibą. Ir kaip paminėta per pirmą patį klausimą, kad mes norim padėti mūsų sirgaliams, kad jiems būtų geriau. Ir manau, kad Mantas yra puikus pasirinkimas tam. Taigi, ačiū labai, ačiū, paplokim mūsų svečiams, tai Ignas Višniauskas ir Emilis Kaminskis iš Bialystoko, Jagiellonija. Tai ačiū, kad pasidalinot savo patirtį.